Nepavargot kasdien matyt mirtį? Čia vėlgi, kalbat jūs stereotipais, tenka bendrauti ir su gyvais pacientais. Iškeliauja dvasia iš kūno. Kas su to kūnu darosi? Vystosi lavoninis sustingimas. Visuomeniai gyvuoja mitas, kad kai atiduodamas yra kūnas skrudimui, tai iš jo ten viskas yra išimama ir paskui susiuvama. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest osoba, która ze śmiercią jest bardzo blisko, gdyż w swojej pracy na co dzień zajmuje się jej skutkiem, czyli martwym ciałem. Ekspert medycyny sądowej, patomorfolog, dr Sigitas Laima. Sveiki. Ačiū, kad sutikot su mumis šiandien susitikti, sudalyvauti laidoje. Pirmas klausimas yra, esat teismo medicinos ekspertas. Kaip čia taip atsitiko, kad pasukot į tą teismo mediciną? Žinia, kad gydytojai, jų pasirengimas tapti gydytojais yra ilgas kelias, užima bene 10 metų pasiruošimas, tai per tą 10 metų buvo puikia proga ir galimybė ir laikas apmąstyti, kur norėčiau pasukti, nes medicina yra gan plati, yra įvairių jos šakų, tai buvo laikas pakankamas man pasirinkti teismo mediciną, nes jinai kaip sritis pasirodė man ganėtinai įdomi. Taip susiklosti, kad stereotipai, teismo medicina liečia mirtį, tai stereotipai, kas ten yra anapus, tai irgi ganėtinai įdomu buvo. O mes, teismo medicinos gydytojai, ekspertai, nustatinėjom vienas pagrindinių dalykų yra nustatyti mirties priežastį. Tai galbūt pamatyti to, ko nematė kiti gydytojai, kai dar, sakykime, pacientas, žmogus buvo dar gyvas. Tai smalsumas nuvedė į tą profesiją? Būtent, trumpai tariant, taip, smalsumas. Kiek metų dirbat šį darbą? Dirbu nuo 2007 metų, jeigu įskaityti rezidentūrą, kur irgi jau tiesiogiai teko susiliesti su teismo medicina, tai nuo 2002 metų, tai daugiau nei 20, apie 20 metų. Jeigu dabar turėtumėt pasirinkimą, ar pakeistumėt? Vienareikšmiškai atsakymas paprastas, nekeiščiau, esu patenkintas savo pasirinkimu, jaučiuosi, kad esu savo vietoje, tai man patinka tas darbas, kasdienybė, sakykime, teismo medicinoje, todėl aš jos nekeišiu. Nepavargot kasdien matyt mirtį? Čia vėlgi kalbat jūs stereotipais, nes kasdieną mes mirties nematom, vėlgi, nes mūsų darbas taip nusistovėjo visuomenė ir taip supranta, kad teismo medicina tai yra vien darbas su mirusiais. Tai galiu atsakyti, kad ne. Tenka bendrauti ir su gyvais pacientais, patyrusiais smurtą, sužalojimus, kai kada tenka dirbti ir su gyvais asmenim, kartais tenka dirbti nematant asmenų gyvųjų, tik turint medicininius dokumentus daryti išvadas, teikti išvadas teisėsaugai, tai ne kiekvieną dieną matome mirusiuosius. Įdomiausia man asmeniškai yra ta dalis, kai dirbat su kūnais, ta prasme su mirusiais. Sakykit, prašau, jeigu tai nėra smurtinė mirtis, jeigu tai nėra nužudymas, jeigu tai nėra savižudybė, tada priežastis yra aiški, nes tai yra kažkokia liga. Kam tada yra reikalingas teismo medicinos ekspertas? Ar pasitaiko atveju, kai tai, pavyzdžiui, kai jūs padarę skrudimą, nustatot kitą mirties priežastį, negu buvo nustatyta prieš jūs? Teismo medicina yra kaip filtras, filtruojantis, jūs jau užsiminėt, kad mirtis gali būti smurtinės ir nesmurtinės. Nesmurtinės tai nuo ligų dažniausiai. Taip, kartais tenka be akivaizdžių išorinių požymių, sužalojimų tirti kūną ir nustatyti smurtinę mirtį. Pavyzdžiui, tai apimtų uždaras pilvo traumas, kai, sakykime, išoriškai apžiūrėjus kūną tu nematai sužalojimų, bet atlikus autopsiją, tu nustatai, kad vis tik tai yra pilvo organų sužalojimai, kas ir lėmė mirtį. Tai čia šitoj vietoj teismo medicina, jos čia ir yra viena iš pagrindinių funkcijų. Kitas dalykas teismo medicinos yra, sakykime, visuomenės, reiškia, populiacijos lygų nustatymos, kurios yra mirtinos ir dažniausiai mirtinos, tai be autopsijos tikslesnio nustatymo metodo žmonija dar nėra nustačius, tai
Ir taip tenka, kad ir mes, sakykime, smurtinės, nesmurtinės mirtis nuo ligų, tai pagal atliktų autopsijų skaičių tai yra pusė per pusę. Reiškia, pusė nuo ligų nustatome, kad mirė asmenys, o kita pusė nuo, sakykime, kažkokių išorinių faktorių. Tai kalbant apie ligų nustatymą, tai šiuo atveju teismo medicinoje atlikus autopsiją, skrodimą, kaip jūs išreiškėt, tai taip tenka konstatuoti, kad kartais po autopsijos nustatome susirgimus, kurie nebuvo nustatyti gyvam asmeniui ir jie galėjo sąlygoti mirtį. Pavyzdžiui, pavyzdys galėtų būti vėžiniai susirgymai, sakykime, jų eiga ir išsivystymasis ir iki mirties tas laiko tarpas yra labai trumpas, todėl, sakykime, gydymo įstaigoje žmogus, pakentėsiu, neįsiu pas gydytoją, nebuvo jam tinkamai diagnozuotas, bet nulėmė jo mirtį. Iškeliauja dvasia iš kūno. Kas su to kūnu darosi? Kas yra mirtis? Sakykime, iš medicininės pusės mirtis yra konstatuojama, kai yra absoliutus požymiai, tokie kaip širdies darbo nebuvimas, galvos smegenų, reiškia, elektros impulsų nebuvimas, kvėpavimo nebuvimas. Tai čia yra klinikiniai požymiai ir toliau teismų medicinoje mes paprastai vertiname irgi mirusiųjų, reiškia, lavoniniai požymiai, sakykime, kad tai požymiai, kurie atsiranda mirusiam kūne. Tai yra, jie skirstomi į ankstyvuosius ir vėlyvuosius, tai ankstyvieji tokie lavoniniai reiškiniai gali būti, kaip jūs paminėjot, kūno atšalimas, čia liaudyje vadinamas, lavondėmės ir raumeninis lavoninis sustingimas. Tai čia 3 ankstyvieji požymiai. Tai lavondėmės yra kraujo susikaupimas ir jis yra matomas odoje, tai yra tokios dėmės dėl pilnakraujystės, kur kraujas, reiškia, jau kai nevarinėjamas, jisai susikaupia žemiausiose kūno vietose, tai jeigu žmogus guli ant nugaros, tai matysim lavondėmės ant nugaros. Sakykime, toliau vystosi lavoninis sustingimas, kuris prasideda nuo stipriausių kūno, reiškia, raumenų, tai nustebsit, jie nėra didžiausi, bet stipriausi, tai kramtomieji raumenys. Juose prasideda pomirtinis sustingimas praėjus 2 valandom po mirties. Na ir kūno atvėsimas vėlgi priklauso nuo to, reiškia, kokioje aplinkoje yra kūnas. Jeigu, sakykime, mirtis įvyko pirtyje, tai tas reiškinys vystysis vėliau, per ilgesnį laiko tarpą. Jeigu, sakykime, ten minusinėje temperatūroje, tai kūno temperatūra, kūnas atšals, atvės greičiau. Tai čia yra ankstyvieji lavoniniai reiškiniai. Na, o vėlyvieji tai yra puvimas, toliau nyksta minkštieji audiniai, finale jau gali ir suirti ir mumifikuotis kūnas, jeigu bus tam tikrose sąlygose, arba suvarškėti gali kūnas ir tada gaunasi irimas. Ir finale pasiekiam tą stadiją, kad yra tas posakis iš pelenų į pelenus, iš kūno lieka neorganiniai reiškiniai, kurie įsiskaido ir jau to kūno mes galim nebematyti. Jis bus pilnai suiręs. Kokios kūno dalys išlieka ilgiausiai? Ir ar tiesa, kad nagai ir plaukai auga net numirs? Pirma, reiškia, ilgiausiai yra ir išnyksta vėliausiai, sakykime, kaulinės struktūros, tai reiškia mūsų skeletas, kaulas, greičiausiai suyra minkštieji audiniai, o kas liečia dėl nagų augimo po mirties, tai taip, šitas mitas yra gajus ir ganėtinai paplitęs mūsų visuomenėje. Tai galiu nuraminti, augimo tai nėra, nes vienas irgi iš reiškinių, nepaminėtas ir mano, tai yra minkštų audinių džiūvimas, reiškia panagės, pirštų galai, reiškia oda, jinai džiūdama susitraukia ir tada vizualiai žmogus pamatęs tuos nagus sako, va, nagai paaugo, bet jie nepaugo, jie liko tokie, kokie buvo iki mirties, tik tai po jais susitraukia ir išdžiūna, reiškia, oda, piršto galo oda. Atsiranda kūno kvapas, toksai labai specifinis. Kada ir dėl ko? Tai vėlgi viskas yra susijęs su jau išvardintais procesais po mirties, kas liečia kūną. Tai kvapas paprastai atsiranda nuo reakcijų, nes, sakykime, tas pats irimas, jeigu plačiau žiūrėti, tai yra
cheminės reakcijos, kurių metu nyksta, suyra, sakykime, baltymai, o organizme yra baltymų, tai yra jau žinomas faktas, tai yrant baltymams, veikiant bakterijoms, skaidant tą kūną, išsiskiria energija ir išsiskiria ir kaip šalutiniai gretutiniai cheminių procesų faktoriai, tai ir kvapas. Ar nustemba artimieji išgirdę jūsų verdiktą? Būna atvejų taip, kai nustatytos ligos yra netikėtos ar mirties priežastys nustatytos yra netikėtos artimiesiems ir tada bandoma sakyti, tai kaip galėjo žmogus mirti nuo kepenų cirozės, jeigu jisai gėrė tik tai tauriuosius gėrimus, prabangius, tai visiška nesąmonė, tai būna tokių atvejų, čia kaip pavyzdys vienas iš jų. Visuomeniai gyvuoja mitas, kad kai atiduodamas yra kūnas skrudimui, tai iš jo ten viskas yra išimama ir paskui susivama. Ir galiausiai karstą yra paguldomas žmogus biškai be savo tų vidinių organų, tiesa? Galiu pasakyti tik tai tiek, kad atliekant autopsiją, tą skrodimą, kaip jūs tai vardinat, reiškia, yra išimami vidaus organai, kompleksai vidaus organų, kad juos tiriant teismo medicinos gydytojas, ekspertas galėtų įvertinti, pasiverti, pamatuoti, pasižiūrėti, ar tai yra normos ribose, ne normos ribose, nes kaip kitaip mes galėtumėm nustatyti, sakykime, tą somatinę kūno ligą, jeigu mes nepasversim organų ir sakysim, kad kepenų padidėjimas yra, jų nepasvėrė. Tai logiškai yra tai, kad mes organus išimame. Kitas dalykas vėlgi, dėl paėmimo ir sugrąžinimo į kūną. Tai organai, visi galiu irgi nuraminti, yra dažniausiai grąžinami, nebent būtų kažkoks išskirtinis atvejis į kūną, nes tų organų ištyrus jie daugiau kaip ir daugiau niekam kitam yra nereikalingi, todėl yra grąžinami į kūną. Eiliškumo tvarka tai ne, jie yra tiesiog sudedami. Kas dėl paėmimų organų, tai yra paėmami nedideli gabaliukai tolimesniam ištyrimui, nes, sakykime, teismo medicinos gydytojas, ekspertas, jisai atlikdamas, reiškia, kūno tyrimą, jisai gali įvertinti tą vaizdą, kurį mato akimi, o tie gabaliukai, kurie yra paėmami tyrimo metu, jie yra sekančiais etapais tyriami, padarant iš juos preparatus ir didinant juos, sakykime, ten 20-100 kartų, kad mikroskopuojant po mikroskopu pamatytumėm dar smulkesnius pakitimus. Per tuos metus, kai dirbat savo darbą, kokių tokių įdomesnių atvejų turit? Įsimintinesnis, sakykime, atvejis buvo, kai susidūrėme su nediagnozuota genetinė liga, kuri pasireiškia geležies padidintų kaupimu organizme pas žmogų ir vienintelis požymis, kuris davė signalą, kad galbūt čia yra šita liga, tai buvo prie stalo atliekant tyrimą juoda, reiškia, kasa, bet ištyrinėjus toliau paimtus organų gabalėlius, išmikroskopavus, specifiškai nudažius, buvo nustatyta ir patikslinta, kad tai taip, tai yra geležies padidinto kaupimosi organizme, sakykime, liga. Ar šitas darbas pakeitė arba kažkaip įtakojo jūsų požiūrį į gyvenimą? Taip, pakeitė, įtakojimo nežinau, bet kad požiūris šiek tiek skiriasi, tai taip. Sakykime, vienas iš tų dalykų būtų, kad mes pamatėm, kokia yra trapi, savo profesijai matome, kokia yra trapi gyvybė ir kiek nedaug reikia, kad jinai baigtųsi. Čia turiu omeny, kad žmonės pasikarščiuoja, pradeda ten mosuoti kumščiais ir kartais užtenka vieno, reiškia, kartais ir netyčinio, bet iš pasikarščiavimo padaryto smūgio, sakykime, ir mes turime tą jau kraupų rezultatą pasibaigusi mirtimi. Tai čia toks dalykas. Kitas dalykas, vėlgi savo specialybėje mes vertinam tam tikrų procesų, sakykime, gyvenime, kur matom vėl specifiškai per savo teismo medicininę prizmę. Sakykime, jeigu lakūnas, tai jisai
į vykstančius procesus stengiasi žiūrėti iš aukštumos per kitą prizmę negu tie, kurie dalyvauja tuose procesuose. Mes sakyčiau, kad teismo medicinoje labiau linkę įvykius fragmentuoti dalimis ir analizuoti juos. Tai galbūt toks būtų pastebėjimas, kaip įtakojo bent jau mane ir kolegas mano teismo medicina. Kaip jūsų aplinka, nežinau, šeima priėmė tą sprendimą, kad jūs būsit teismo medicinos ekspertu, nes vis tiek vyrauja nuomonė, kad lietimas tų mirusių kūnų ir panašiai. Yra kažkokie stereotipai šitoje srityje? Kas liečia asmeniškai mane, tai šeimui ten labai didelio tokio nusivylimų ar pasipriešinimo nebuvo mano pasirinkimui. Kitas dalykas, ką aš pastebiu, nes tenka vėlgi dirbti ir su jaunaisiais mūsų rezidentais, juos ruošiant būti teismo medicinos ekspertais, tenka kalbėti su medicinos studentais, tai ir toj pačioj visuomeniai netgi bendraujant profesinę temą. Kas mane džiugina, tai pastebiu, kad tas toks stereotipinis mąstymas, kurį jūs paminėjote, jis jau po truputį eina į antrą planą, čia turbūt įtakoja. Tai visi sako, vau, kaip įdomu, papasako, ką tu matei, ką ten sutinki savo darbe. Visi labiau yra žingeidume tokiame sužinoti, ką mes ten dirbame. Čia aišku, turbūt įtakoja ta literatūra, filmai, nes dabar jau tų filmų yra daug, kai aš rinkausi specialybę 2000-aisiais, tai tų filmų, sakykime, ir literatūros nebuvo daug, o dabar, sakykime, ta mūsų specialybė yra pakankamai gausiai minima įvairiuose filmuose, serialuose ir knygose. Dvasia palieka kūną ir kūnas, taip sakant, išsijungia. O jūs, kaip teismo medicinos gydytojas, žiūrite tą mirtį kaip į ką? Yra čia dvasinis kažkoks ryšys, ar čia grinai mokslas, nes kažkoks organas nustojo veikti? Pirma, aš žiūriu į mirtį kaip į neišvengiamą dalyką, tai kaip į egzistencinę baigtį asmenybės. Jeigu neirtų kūnai, tai vėlgi, ar būtų įmanoma egzistuoti čia žemėje gyvybei, nes turbūt kūnais užsipildytų visas pasaulis ir nebūtų vietos gyviem. Todėl tas irimai, sakykime, sunykimas kūno kaip ir atsiradimas yra didelis stebuklas. Kitas dalykas, vėlgi mirties aspektas, kas yra miręs kūnas, tai yra socialiai miręs kūnas, nes, sakykime, medicinoje dar ir susidurime su gyvais mirusiais. Tai, sakykime, kur yra konstatuojama asmeniui smegeninė mirtis, bet širdis plaka, kvėpavimas yra, bet jis socialiai jau yra miręs. Jisai neišsako nei savo nuomonės, nei intereso, nei poreikio neparodo. Tai vėlgi į tą mirtį galbūt aš jau pradėjau tiek metų atidirbęs žiūrėti paprasčiau, kaip į natūralų veiksmą. Per kiek laiko suirsta kūnas? Ir ar pastebėjot, kad dabar, nes tai vėlgi mitas, o gal ne, kad šiuolaikinio žmogaus kūnas irsta lėčiau negu, nežinau, prieš 50 metų, nes veikia cheminiai procesai? Jo, šitą tokį mitą esu girdėjęs. Tai pirmas dalykas dėl natūraliai irimo proceso, tai jau minėjau anksčiau, kad viskas priklauso nuo sąlygų. Sakykime, jeigu pasižiūrėtumėm Maskvoje mauzoliejuje gulinti Leniną arba iš Egipto piramidžių ištrauktus faraonų kūnus, kurie buvo specialiai paruošti, tai žiūrėkit, faraonų kūnai šimtmečiais nesuyra. Tai ką noriu pasakyti, tai kad visas šitas procesas yra dinaminis ir jį labai įtakoja aplinka, kurioje yra kūnas po mirties. O kas liečia, reiškia, aplinką, kurioje dabar gyvenam ir jos įtaka kūno irimui, tai man asmeniškai neteko susidurti su tokia literatūra, kur būtų palyginta, kaip, sakykime, šių dienų kūnai yra kokiu greičiu tokiomis pat sąlygomis, kaip prieš 50 metų kūnai. Kūnas, nesvarbu, ką mes ten valgėm, gėrėm, bet
audiniai, jie struktūriškai yra tokie pat ir išlieka tokie pat. Nėra raumenų ląstelės pasikeitusios ar struktūriškai, sakykime, dabartiniam, šiuolaikiniam žmogui ir, sakykime, viduramžių žmogui. Tai faktiškai manyčiau, kad kūnai irsta vienodai ar prieš 100 metų ar dabar. Jūs dirbat taip pat dėstytojų, dėstot universitete. Ar yra norinčių užsiimti teismo mediciną šiais laikais? Nes jaunimas vis tiek turi kažkokį kitokį santykį, man atrodo, šiandien su mirtim. Dėl norinčių ir jaunimo pati specialybė jinai traukia jaunimą, nes, sakykime, dabar turėjom teismo medicinos studentų mokslinį būrelį, susirinkimą, tai atėjo 30 žmonių, studentų nuo 2 kurso iki 6 kurso, tai rodo, kad tai yra nemaži skaičiai ir specialybė yra pati patraukli ir dominanti studijuojančius mediciną. Bet aš pastebiu kitą dalyką, kad studentam kriterijus dabar šiais laikais labiau, sakykime, kai mes rinkdavomės, tai mes nežiūrėdavom į atlyginimą, į finansinį dalyką, o dabar vis tik tai pirmauja klausimas, koks yra atlyginimas tos ar anos srities specialisto, tada jau eina pasirinkimas. Ačiū labai už pokalbį, tikrai buvo įdomu. Aš manau, kad kažkiek tai mitų mums išpainioti pavyko. Labai ačiū. Ačiū Jums.